Sveiki gyvi. Nusprendžiau parodyti, kaip vynioju vyrytės šitam savo generatoriui. Gal kažkam bus patarimas. Paprasčiau bus pasižiūrėjus video patiems susivynioti. Tai prieš vyniojant išsimatuojamas norimas vyrytės aukštis, viskas pagal generatorių, pagal statoriaus aukštį ir atstumą iki škyvų, kaip čia jos pavadinti, iki blynų. Tai ir stengiamasi, aišku, kuo trumpesnis laidininkas, tuo mažesnė varža. Tai man pavyko pridėti prie esamo statoriaus aukščio po 4 cm iš kraštų, tai gaunasi kažkas, čia taip, vienu žodžiu. Čia jau pagal tai, ką turite. Matuojame statoriaus aukštį ir dadedame, kad nesiremtų jau vyrytės į kraštus, dadedame tiek, kiek norime. Palikti, tarkim, centimetrą, 2 cm nuo krašto šito, kad nesiremtų, nesibrūžintų vyrytės. Tada tą skaičių užsirašome ir matuojame sekantį pagal tai, kur dėsim vyrytę, koks bus, ar iš pirmo danties, ar kas kiekvieną dantį, ar iš pirmo į 4 standartinį, tai ir matuojam. 1, 2, 3, 4. Ir gaunasi, tarkim, nuo vidurio iki vidurio 45. Tai mano atveju paprasta buvo. Paėmiau medinę pliauską, pilną drožlių, išsidrožiau tokius 45 diametro. Čia išdroža prakišti vėlai, kad kai susivinioja rytę, kad ją surišt, kad ji niekur nebėgiotų. Iš eilės va taip sudėlioju apie, susuku, ją surišu ir paskui gražiai kiekvieną po vyją ir dedu. Tai čia toks aparačiukas, aukštį va tavo, kur norima, atsižymim, užsiveržiam ir tada sukam. Tai tam statoriuje sumontuoju testinę rytę iš plono laidžiuko, nesvarbu ten kokį turim, tokį dedam, kad pamatuoti reikiamą vijų ilgį. Aišku, viską apsiskaičiuojam, kiek mums telpa vijų, kokiu laidu vyniosim. Čia jau fiziškai reikia išsimatuoti tą dantį, kaip pasakyti, ir pasiskaičiuoti. Įtampas testų metu pasimatuojam. Tai va, vienu žodžiu, parenkam laidą, susižinom vijų skaičių, sudedam testinę rytę, jau tokią, kokią vyniosim, su atitinkamo ilgio galais. Irgi laidus pasimatuojam, kaip komutuosim, tai kokio ilgio mums reikės. Jeigu iš 1 į 4, tai jau šitos va praleidžiam ir kur dėsi sekantį, kad koks komutavimo tipas, pirmas, tarkim, galas su pradžia čia jungsis, tai va tą atstumą pasimatuojam ir paliekam tokius galus. Tai va testinę rytę išsiviniojam ir mano atveju aš pasidariau čia tokį primityvų stenduką, va, porą stripų, čia katuškė, atstumas iki durų, čia kabliukas ir vynioju laidą. Mano atveju tai 3 laidai, tad atsivynioju 3 laidus iki šitos vietos nuo to kabliuko ir paskui juos susisuku ant šitos rytės gražiai. Ir jau nuo šitos rytės susuku ant šitos katuškės. Susukos jau ant katuškės, nuėmus, laukia ilgas ir kantrybės reikalaujantis darbelis. Su
sukišti šitos dratus į pazas ir užfiksuoti. Nu, bet mano skaičiavimai nepavedė. Kaip ir minėjau, 12 norėjau sutalpinti, 13 būtų dar geriau, bet 12 tikrai pakankama, o skaičiavau, kad 10 užtenka. Nu, tai va toks aukso viduriukas. Gal tas 13 skaičius ir nelaimė kokią neštų, tai va 12 labai gerai. 12 tiesiog puikiai, ten planavau 2 voltus pasiekti, jau žinojau, kad su 10 vyjų gaunasi man 2 voltai. Tai norint dar geriau, kaip pasakyti, pakelt įtampą, tai reikalingos kiekvieną vyją ten po 0,01 kažkas pridėdavo tarkim, prie 2 voltų, tai viena vyja 2,1, 2,2, tai va, prisidėjo 2,3 gavosi volto. Nes jau su 15 berods gaunasi 3 voltai. Kažkas tokio, neatsimenu dabar. Nu, nesvarbu. Čia vienu žodžiu, testų metu su testinė ryte nusistatot, kokia jums reikalinga įtampa. Ir jau pagal pazo plotį, aukštį pasiskaičiuojat, kas jums telpa ir kokį laidą naudot. Nu tai va tiek. Apie izoliatorius jau rodžiau. Tai daugiau kažkaip čia ir nėra ką pridurti. Viskas turbūt aišku. Tai va laukia va tokios 36 rytės sudėt, susukt. Pabaigęs vėl įkelsiu video. Iki, sėkmės darbuose, projektuose.